Sveiki, aš esu Akselapas ir šiandien bus filmukas Žiauri pardavėja. Gero žiūrėjimo. Tai mama, aš einu į parduotuvę, gerai? Gerai, daug nieko nepirk, atsargiai per gatvę. Gerai, mama, aš nemažas jau vaikas. Einu, ate. Iki. Štai, pirksiu šį tortą. Šiandien gimtadienis. Labą dieną, pirksiu šį tortą. Oho, nemažą išsirinkai. Taip paskaičiuosiu, kiek čia kainuos. Pip, pip, pip. 15 eurų. O atleiskit, aš tiek neturiu, tai aš geriau nepirksiu. Pirma turi susiskaičiuoti, kiek tu turi, o po to pirk. Dabar eini padedi į vietą ir nedrįs daugiau pirkti be pinigų. Viso gero. Padėk tortą į vietą. Gerai. Greičiau. Mama, tu neįsivaizduoji, kas man nutiko. Pirkau tortą, bet kainuoja 15 eurų, o aš turėjau tik 10. O aš pasakiau, kad aš tik neturiu ir norėjau nepirkti. O tą pardavėją užrėkė ir pasakė, kad kitą kartą nepirkti be pinigų. Ir va tokiu balsu rėkė. Tikrai aš nemeluoju, ją reikia nubausti. Tikrai jinai taip darė? Siaubas. Aš su tėčiu pasiaiškinsiu, gal ir to ir nueis. Bet ne šiandien. Gerai, bet būtinai nueikit. Na, gerai. Einam dabar.